Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais vyko naujametinis Taizės susitikimas. Šiais metais jis vyko Strasbūre. Šiame naujametinėme susitikime prieniečiai taip pat nepabūgo sudalyvauti. Pakalbinome Prienų Žiburio gimnazijos mokinę Laurą Noreikaitę ir buvusį mokinį Mindaugą Padelską, kurie papasakojo mums plačiau apie šį susitikimą ir pasidalino kelionės įspūdžiais. Pasižiūrėkime. Taigi visų pirma norėčiau paklausti, taigi kas yra tas Taizė? Visų pirma, Taizė tai yra kaimelis Prancūzijoje, kur visuomet nuolat vyksta įvairi veikla, ypač vasarą suvažiuoja daug jaunimo iš įvairių šalių ir jie vykdo savanorišką veiklą, užsiima visokiais bendravimu, vieni su kitais susipažįsta su kitom kultūrom. O žiemą ir vasarą vyksta susitikimai skirtingose šalyse. Žiemos susitikimai kiekvienais metais būna vis skirtingoj sostiniai arba ne. Šiemet buvo Strasbūre. Na, o ar pati esi buvusi tam Prancūzijos kaimelyje Taizė? Ne, bet planuoju nuvykti šią vasarą. Na, o kelintą kartą dalyvavai tame susitikime naujametinėme Taizė? Man pats pirmas kartas buvo. O tau, Mindaugai? Aš tai jau trečią sykį dalyvauju naujametinėme Taizė. Kur praėjusius kartus vyko Taizė susitikimai? Prieš 3 metus pirmas mano susitikimas Taizė buvo Berlyne ir pernai metais aš buvau nuvykęs į Romą. O šiais metais, kaip ir minėjo Laura, Strasbūre buvo. Na, o kuo tie praėjusieji susitikimai skyrėsi nuo šio, kur vyko Strasbūre? Skyrėsi. Skyrėsi tai tik tai šalimi, kad kitokia aplinka, kitokie žmonės, kitokia kultūra, o esmė tai išlieka vis ta pati. Na, o kokių tautybių žmonės dalyvauja šiame susitikime? Ar tai nėra skirtumo, tu kokios rasės esi? Nėra jokio skirtumo. Šiais metais iš viso pasaulio buvo atvažiavę. Ir kinų buvo, ir iš Amerikos buvo atvažiavę, ir afrikiečių buvo. Ar susipažinote su kokiais nors kitataučiais? Jo, buvom suskirstyti į skirtingas parapijas ir turėjom bendrą veiklą su tais žmonėmis, tai su jais ir daugiausiai bendravom. O tu, Mindaugai? Man irgi taip nutiko toks įdomus nuotykis, kad aš vienas atsiskyriau nuo grupės ir ėjau į parapiją gyventi, ten susipažinau su daugybė užsieniečių. Ne tik iš Europos, bet ir iš kitų žemynų. Na, o ką veikėte pačiame tame Taizė ir kiek laiko jisai truko, tas naujametinis Taizė? Pats Taizė susitikimas truko 5 dienas, bet išvykom anksčiau, nes pats kelias truko 2 dienas. O ten vyko įvairi veikla susijus su religija, pamaldos, vadinami workshopai, tai tokios kaip paskaitos apie visą tai. Tai tą ir veikimo, bet be viso to aplankėm bažnyčias, patį miestą, kai kurie jų į muziejus ir panašiai. Na, minėjai, kad keliavote netgi 2 dienas į Taizė. Taigi su kuo vykote ir kokias gal dar šalis aplankėte? Aš pati važiavau su Kauno kompanija, tai yra piligrimų centras ir mes važiuodami į tenais aplankėm dar Čekiją, buvom Prahoje, o grįždami buvom Krokuvoje. O tu, Mindaugai, su kuo važiavai ir ką pamatei? Aš taip pat važiavau su Kaunu, bet aš važiavau su Petrašiūnais. Pirmoje stotelėje mes kur buvom sustoję? Buvom sustoję Lenkijoje, Čestohavoj, o antras sykį mes sustojom Vokietijoje, Brezdene. Mhm. Na, o kas paliko didžiausią įspūdį iš Taizė? Labiausiai man kas patiko, tai tikriausiai pats miestas. Ir šiaip man pirmas kartas buvo Taizė, tai aš kai važiavau, tai galbūt labiau buvo tie turistiniai tikslai. Norėjau pakeliauti, nuvažiuoti į kitą šalį, kažkaip kitaip atšvęsti naujus metus. Bet ten nuvažiavus aš pamačiau tą kitą pusę, dėl ko dar galima važiuoti į Taizė. Tai ta ramybė, kai susirenka tūkstančiai žmonių iš skirtingų šalių ir kartu būna, tos pamaldos būna, ten nesvarbu, ar tu esi labai religingas, tu gali net netikėti, ar tiesiog, kaip vadinami, tie ieškantys žmonės, ir tu tiesiog būni ramiai, tu klausaisi tų paskaitų ir tas man labiausiai patiko. O tau, Mindaugai? Man tai labiausiai patiko pasitikėjimas. Pasitikėjimas, kaip kiti žmonės tavim pasitikė, pavyzdžiui, to šeimos tave priima į nepažįstamą žmogų iš kitos šalies kažkokį. Ir pasitikėjimas aplinkinių žmonių, nes, pavyzdžiui, buvo vienas nutikimas man pirmą dieną, kaip vienas vaikščiojo, vakare pasiklydo.
kažkokiam ten rajone, nežinau, sustojau mašiną ir paklausė, ar iš Taizėsi, sakau, taip, tai sako, sėsk į mašiną, pavešiu, kur reikia. Nu taip ir buvo toksai įvykis. O kas dar labai patiko, tai tas susikaupimas, ta ramybė, nu, pailsėjimas nuo kasdieninės rutinos ir toks geras naujų metų pradėjimas, tokia pradžia gera. Na, o kur jūs gyvenote? Kadangi Strasbūras yra ant Prancūzijos ir Vokietijos sienos, tai jie buvo išskirstyti visi dalyvaujantys, kai kurie gyveno Prancūzijoje gausi, taip, o kai kurie Vokietijoje. Tai aš pakliuvau gyventi Vokietijoje, gyvenom pas tokią moterį, kuri labai gražiai mus priėmė. O tu, Mindaugai, kur gyvenai? Aš tai gyvenau Strasbūro centre pas tokį dieduką, ten jis, nežinau. Nu ten jisai, nu gerai gyvena, vienu žodžiu. Ir su 2 ispanais gyvenam. Na, o tu, Laura, ar viena gyvenai, ar irgi su kažkokia grupe žmonių? Aš gyvenau su savo drauge, su kuria ir važiuoju iš tą kelionę. Ir taip pat su mumis gyveno dar viena iš mūsų autobuso, bet su užsieniečiais negyvenom. Na ir kaip pavyko susibendrauti su ta šeima, ar jinai nebuvo kažkokia pikta, ar jūs gražiai priėmė tenais? Ne, iš tikrųjų, aš likau tikrai nustebinta, nes aš negalvojau, kad taip gali viskas sektis, nes viskas labai gerai gavosi. Mes, kai nuvažiavom, mus labai gražiai priėmė, atvažiavo pasiimti, paskui namuose. Kiekvieną rytą būdavo vis pusryčiai, mums gamindavo maistą ir priėmė, gyvenom Paliepį labai gražiai ir buvo tikrai labai smagu, nes jautėmės tiesiog, kad mumis rūpinasi. O tu, Mindaugai? Pas mus irgi lygiai tas pats, kas ir pas Laurą, kaip minėjo, visokie pusryčiai tenais, vakarieniai, gavom atskirą kambarį, tai taip ir gyvenom labai gražiai, bendruomeniškai. Taizės susitikimas yra toks dalykas, į kurį suvažiuoja tūkstančiai žmonių. Man įdomu, kaip suvaldo šitokia žmonių minė ir kas suvaldo? Man irgi buvo labai įdomu visą tai pamatyti, nes šiemet buvo apie 20 ar 25 tūkstančiai žmonių ir be iš ankstinio planavimo visas šitas renginys nebūtų įvykęs, nes labai sunku yra suvaldyti ir buvo pasitelkta į pagalbą, aišku, labai daug savanorių, kurie vis būdavo su rodyklėm ir mums rodydavo, į kurią pusę eiti ar panašiai, ar jie mums padėdavo, tiesiog klausdavo, ar reikia padėti, arba prie autobusų irgi su visokiais ženklais bandydavo mus sudrausminti ar panašiai. Ir taip pat įvairios perskirimai, tvoros, linijos, plakatai, kurie taip pat rodydavo, tarkim, virš maisto, tos salės būdavo šakutį ir jau visiems paaišku, kad ten reikia valgyti. Esu girdėjusi, kad pačiame Taizė tas pats atvykęs žmogus gali tapti irgi savanoris, jeigu jisai tenais dalyvauja nebe pirmą kartą. Ar jūs irgi galėjote, pavyzdžiui, jeigu norėjote tapti savanoriu ir kitiems padėti? Nu tai aš ir buvau savanoris, savanoriau bažnyčios grupiai, tai čia būdavo dieniniais pamaldos, aš ten stovėdavau su rodyklėlė, nukreipinėdavau žmonių srautus, drausmindavau juos, kur galima sėsti, kur negalima. Ir antras savanorystė mano buvo, kad dalinau maistą tenais. O šiaip ten savanoriaut gali, bet kas ten reikia tik pasisiūlyti. Na, o kokie žmonės, pavyzdžiui, kaip tu savanoriavai, tu vis tiek daug pastebėjai visokių kitataučių ir visa kita. Ar kiekvienas žmogus nuo kito skiriasi kuo nors, ar visi taip tokie tikrai yra visi vieningi ir žino, ko nori atvažiavę į Taizę? Žinokit, yra visokių, dauguma žmonių yra tokie, kur klauso ženklų, bet visą laiką atsiranda nors vienas ar keletas, kuris nesilaiko taisyklių ir nori daryti savo tik tai. Ir mes esam skirti tie savanoriai, kad mes juos sutramdintum. Būtum kaip policininkai kokie. Supratau. Na, o kai važiavote į Taizę, vis dėlto kažko tai tikėjotės, kažko pasisemti, kažko naujo, taigi ar patvirtino Taizė jūsų lūkesčius? Patvirtinu ir tikrai su kaupu, nes aš, kaip minėjau, aš labiau važiavau, kad nuvažiuočiau į tą šalį, kad aplankyčiau, pamatyčiau naujas vietas. O dar be to aš įgavau tokią ramybę, nes ten tikrai pavargom keliaudami, bet pailsėjom dvasiškai. Na, o kaip tu, Mindaugai? Man tai irgi tas pas. Tas kūniškas pavargimas, sakyčiau, tai čia viena diena pamiegoti ir viskas, bet dvasinis nuovargis, kai būna, kažkas viduje, nežinau, kai būna tuščia, ar kažkas jau nieko nesinori daryti, bet kai nuvažiuoja į tą Taizę naują metinį, tai visą laiką taip pasisėmė energijos ir nusiteikiu
tiem metam dirbti normaliai. Tai va. O ar nenorėtumėt nuvažiuoti į patį Taizė miestelį, kur tenais kiekvienais metais vasarą vyksta kažkas? Tikrai norėčiau, nes visi daug labai išbuvusių šitam susitikime dabar yra buvę ir Taizė miestelį ir tikrai pasakoju su gerais atsiliepimais, tai būtų pačiai įdomu. Aš irgi norėčiau nuvažiuoti į Taizė kaimelį, nes ten atsiliepimai yra labai geri ir yra sakoma, kad pajusti, kas yra tikrasis Taizė, tai reikia nuvykti į tą kaimelį Prancūzijoje. Tai va. Na, o ar siūlytumėte šią kelionę, naujametinį Taizė, aplankyti ir kitiems? Tikrai taip. Būtinai. Ką tau davė šis Taizė susitikimas? Aš tiesiog gal labiau nereliginiu požiūriu aš sustiprėjau, bet sustiprėjau kaip asmenybė, gal tiesiog viduje tapau ramesnė. Aš tai kaip visą laiką dvasiškai sustiprėjau, religiškai, pradėjau labiau pasitikėti žmonėmis ir tapau daug drąsesnis, nes buvo labai daug iššūkių, kuriuos man reikėjo įvykdyti. Na, o kur kitais metais vyks Taizė susitikimas naujametinis? Kitais metais vyks Prahoje.